galbūt nelabai matytis. Nu, matos. Aš vakar nuėjau vėliau miegot. Tai ten, po 11 ten gal, gerai, gal pusė 12. Kai kuriems gal tai nėra vėlu, bet man, kai keltis kitą dieną į mokyklą, yra jau vėlu. Tai, žodžiu, tai aišku, vėl vėjas. Dėl to, nes aš prisiminiau, kad man reikėjo vidurį kelt. Ir tada jau pasirašiau, kurie aš kelsiu. Ir pasirodo ne tą. Tada turėjau ištrinti, tada turėjau naują kelt, kur buvo tos dienos video. Ir įkėliau, laukiau. Ir žodžiu. Dar atsakiau ten į komentarus. Jau grįžom po bažnyčios. Žiauriai karšta. Kryptis. Tai dabar kūno kultūrą nedarau, nes tos dienos, nežinau, ar jūs kažką girdit, jaučiuosi šudinai, davė biškį ir vaistų, nes gavo biškį skauda. Jo, tada mano akis tokius raudonas, aš jau man taip atrodo. Tai va, taip silpnai jaučiuosi. Žodžiu, leido man muzikos mokytoja per jos pamoką nueiti ir perrašyti istoriją, nes ne kažką gavau. Viena va čia va mokosi, istoriją ruošiasi. Aš tai irgi išmokau, aš negaliu. Aš nežinau, kas man darosi. Šiandien ne kažkokia dienelė. Komentaras, kur buvo ten, kad parodė bernus, tai tipo klasiokus. Tipo, aš nemanau, kad jie nori būti mano vlogose, tai jeigu papuola, tai kažkaip, bet tipo. Nežinau. Jo. Noriu namo. Tu tik nesulaužyk jos. Gerai. Užskaitai? Užskaitau, ne. Nu, sakyk, kad nieko nebaisiau. Aš nenoriu. Aš tik atsistojau. Jau parašiau istoriją. Dabar į namo. Šį kartą, manau, tikrai bus daug geriau, nes daug daugiau parašiau ir daug daugiau žinojau. Buvo kai kur, kad tose pačiose vietose vis tiek nežinau, bet noriu, kad būtų daug geresnis pažymys. Nes žiauriai stengiuosi. Ir ten buvo, žodžiu, rašė mokytoja, pyka ten muzikos mokytoja, kad tipo neteinam, o istoriją rašom. Nu, aš nežinau, jinai pati nesuprato, tai not my bad. Tai vat. Vėjas, tai nežinau, kas čia dar su juo. Grįžu namo, noriu valgyti. Šiandien mokyklai suvalgiau vieną ananasą džiovintą. Nes aš paskui nenorėjau. Taip, bet dabar noriu valgyti namuose su mano broliu, nes brolis serga labai blogai. O jam ketvirtadienį ten vaidinti kažką reikės, tai nežinau, tikiuosi, kad gerai bus. Šiaip tais aš nematau jų mašinų. Nu, pažiūrėsim. Tai jau išmokau tą chemiją, ten tą konsultacijų, biologiją, taip kokia 7 procentų, tai dar vis tiek reiks mokintis, bet šiaip didžiąją daugumą tikrai moku, reikia tik dabar kartotis ir kartotis. Jo, chemiją tai aš jau buvau išmokus, man tik reikėjo prisimint.
Tai tas formulės žinau, autobuse vis tiek dar pasikartosiu. Ir tą konsultaciją prisiminiau, nes aš moku, tai... Bet šiaip nesąmonė, kad aš tipo iš ten gavau 7 ir įskaitą ir tipo aš vis tiek turiu rašyti kitą pamoką tą patį, dėl to nes ale kiti gavo blogai, tai čia yra žiauri nesąmonė. Nes ta prasme, aš gavau gerą pažymį, kodėl aš turiu rašyti? Nu jo, ne kažkam. Žinokit, pavargau, jeigu dar rytoj mes matkę rašysim. Nu, ne tai, kad konsultacijos, bet tiesiog tą matkę. Tai bus ne bomba. Bet jinai nerašė tam, kad mes taip atsiskaitysim. Nu, žodžiu, tai pabaigsiu video. Because I'm too tired. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Šiandien biškai jaučiu mažiau pafilmavau, nes kadangi aš kažkiek pamokų buvau toj bažnyčiai ir neleidau mums ten tipo nieko filmuoti, nieko. Ir turėjom palikti mokyklai telefonus, tai that's sad. Bet jo, tai ačiū, kad žiūrėjote. Nepamirškite pasubscribinti, palaikinti ir būti pozityvus. O mes susitiksime kitame video. Ciao.